Na ką, šiandien pradėsim kelionę po Žemaitiją su dviračiu. Tikiuosi viskas bus gerai, nors karščiai tikrai dideli, apie 30 šilumos dabar Klaipėdoje. Dviratukas va jau stovi vietoj, parengtas. Žiūrėkim ir kaip viskas bus toliau. Nu va, gargždai pasiekti jau. Žiūrėsim, kaip seksis toliau. Karštis tai nežmoniškas. Prakaitas bėga per visur. Labai faina minti, kad yra bent biškį pavėsio. Čia tarp miškelių. Dabar sustojau užkasti guminukų, energetinį geliuką suvalgyt, atsigert vandenėlio ir pasigrožėt gražių kraštovaizdžių. Gražus miškai, sodybos. Po biškį ir pasiektas Rietavas. Šilta, bet smagu. Smagu prasiminti, reik pasidžiaugti, kol dar orai graži. Pagaliau grįžau iki Tverų. Čia mano gimtinė, ne gimtinė, bet čia baigiau savo mokyklą. Daug atsiminimų čia iš tikrųjų. O dabar važiuosiu jau link tėvų. Dar liko apie 15 km, gal biškį mažiau. Jau numinta 75 km. Visai normaliai. Biškį. Šitą gimnaziją pabaigiau jau prieš 10 metų. Atrodo, nieks nelabai ir pasikeitė. Bet vis tiek smagu pravažiuot pro ją, pažiūrėt, kas naujo. Šiandien numinta 90 km. Grįžau pas tėvus į savo gimtinę. Dabar galim biškį ir pailsėti jau. Tikiuosi rytoj oras bus geresnis, gal nebus taip karšta. Žiūrėsim, kaip kas bus toliau. Pradėsime antrą dieną kelionės. Šiandien tikslas yra iki Telšių nuvažiuoti. Telšė iki Telšių. Pažiūrėsim, kon Telšė ger. Grįšam jaučiu. Matysam, ką bus. Gal dar pro kokį kaimelį prasuksam. Pagaliau aš jau Telšiuose, laikas papusryčiauti. Mano šiandienos pusryčiai bus kebabas. O paskui nežinau, žiūrėsiu, kur papietaut, reiks gal tokioj degalinėj sustot. Oras tikrai labai gražus. Kol kas dar nėra labai karšta. Gal ir nebus šiandien taip kaip vakar. Būtų gerai. Šiandien jau įveikta 100 km. Nu ir dar kažkur tiek pat šiandien liko įveikti. Dabar iš savo kaimo neseniai pajudėjau link Klaipėdos. Jau yra apie 6 valandą vakaro, tai tikiuosi
kol sutems grįžti. Gerai, kad temsta vėlai. Štai ir baigta mano kelionė. Aš ką tik jau grįžau į Klaipėdą. Šiandien numinta 170 km. Ant tokio karščio, tai kaip man tikrai nemažai. Ką galiu pasakyti? Faina tokius žygius pasidaryti karts nuo karto. Išbandyti savo jėgas. Dar ant pačio galo gerai, kad atvažiavo 2 draugai pasitikti manęs, Raimondas su Mindaugu. Tai dar palengvino kelionę ir smagiau buvo grįžti. Tai ką, pasimatysime kitose video. Bye!